anksčiau dabar kažkaip prasideda menopauzė pas moteris. Gal galit papasakot, kaip per laikus keitėsi per paskutinius 30-50 metų? Ar čia yra mitas, ar visgi paankstėjo menopauzė dėl kažkokių tam tikrų priežasčių? Ir kad gali, pavyzdžiui, atsirasti menopauzė ir 35 metų. Arba bent jau kažkokie pirmi simptomai. Nes Taip, daugelis merginų turbūt išgirdusios, kad taip. tik bus 45 ar 55, tuos simptomus pajaučia 35 ir galvoja, čia tikrai nebus, man dar 20 metų, aš čia dar rami. Jūs, Artūrai, žinot už kai kurias moteris daugiau tai, ką pasakojat. Nes iš tikrųjų moteris kartais pačios nesuvokia, kad joms yra perimenopauzė, nes jinai ankstėja. Jeigu moterim anksčiau pirmieji menopauzės simptomai galėjo atsirasti ties 48 gyvenimo metais, tai dabar tikrai 38, 40 gyvenimo metų yra ta riba, kai tikrai moteris skundžiasi ir man jau nebekelia nuostabos. Ir moterys, kaip ir sakau, jos pačios kartais nesupranta, kas joms yra, jos tiesiog kreipiasi ir aš kada joms diagnozuoju, kad tai yra priešlaikinė menopauzė, jos būna labai nustebusios savo diagnozę išgirdusios. Kodėl taip atsitinka, tai daugelis faktorių įtakoja. Visų pirma, tai moteris vėliau gimdo, Mhm. moteris mažiau gimdo arba visai negimdo. Dabar kuo toliau, tuo labiau darosi madinga negimdyti. Žmonės tiesiog kitokį gyvenimo būdą turi ir veda. Tai gimdymų skaičius, vėlesni gimdymai, tarkim, jeigu mano, tarkim, mamos ar ne, ar močiutės, jos gimdydavo pirmuosius vaikučius 20 gyvenimo metais, tai dabar pirmieji vaikučiai atsiranda ties 30-35 gyvenimo metais. Moteris karjerą daro, darbas, tai gimdymų skaičius, vėlesnis gimdymas, karjera, visi epigenetiniai faktoriai, moteris mažiau maitina, trumpesnį laiko tarpą, Mm. tada moterų gyvenimo būdas yra daug intensyvesnis negu, tarkim, anksčiau moterų, ar ne, moteris dirba kelis darbus, moteris intensyviai gyvena savo gyvenimą ir tai įtakoja vienareikšmiškai hormonus. Čia šiaip turbūt daug reikėtų faktorių paminėti ir visi aplinkos tarša, mityba, kur tik nepažvelgsi, visa apie genetiką. Tai toks jausmas moteris šiek tiek iš medicininės pusės pradėjo blogiau gyventi savo kūnui. Turbūt ne Reiškia, tik moteris. paankstino visus, čia kaip, ar menopauzė galima sakyti tokio senėjimo vienu iš faktorių, jeigu Taip, taip, ane, taip. tai paankstino savo senėjimą gyvenimo būdo pokyčiais. Bet ne tik moterys ir vyrai, ir tarkim, lytinė branda yra ankstesnė, mūsų paaugliai dabar jie anksčiau bręsta negu anksčiau. Vaikai bręsdavo merginom, anksčiau atsiranda menarchė, tai yra pirmosios menstruacijos. 10-11 metų mergaitės turi Oho. mėnesinės, jeigu anksčiau būdavo maždaug ta tokia startinė riba 14 metų, tai turbūt visa evoliucija, ar ne, Mhm. jinai čia ne vien tik tai galima pasakyti, kad moterys tą keičia, bet tarkim apie moterų investiciją į save, tai turbūt paradoksalu yra tai, kad vyresnės moterys dabar labiau domisi savimi, negu kad anksčiau moterys domėjosi, ar ne, į savo visą psichologinę sveikatą, į visą fizinę sveikatą. Tai čia turbūt vieni faktoriai prieštarauja kitiem. Nu taip, atrodo, kad investuoja daugiau laiko, bet kūnas reaguoja kitaip. Bet gal čia jūs ir gerai paminėjot, kad negimdo. Ar nėra, kad pats gimdymas tuomet menopauzę atitolina, kažkaip hormonai suveikia pagimdžius vaiką ir tada menopauzė nutolsta, nes jūs Taip, paminėjot labai taip. svarbų faktorių, kad negimdo ir dėl to paankstėja menopauzė. Taip, ir tarkim, jeigu moteris, pavyzdžiui, pagimdo vaikutį antrą arba trečią 40 gyvenimo metais, tai atitolina menopauzę. Mm. Ir kas menopauzę paankstina, tai pagalbiniai apvaisinimai. Labai didelis yra skaičius nevaisingų porų ir moteris darosi įvairias procedūras, stimuliuoja kiaušides, taip išsekina savo rezervą ir menopauzė ir dėl to pas labai daugelį moterų atkeliauja. Bet irgi labai mažai yra kalbama apie visus pagalbinius apvaisinimus, kad jie visgi turi tą įtaką ankstesniai menopauzei. Tai kaip ir sakau, didžiuliai aplinkos faktoriai, įvairūs ligų srautas. O per kiek laiko čia taip paankstėjo menopauzė? 10 metų. Čia Tur kiek dešimtmečių? turbūt, jeigu kaip pati menopauzė, tai jinai paankstėjo apie 5, tarkim, metus, kaip aš Mhm. sakyčiau, ar ne, o laiko tarpas jis labai trumpas, 10-15 Per metų. 10 metų Taip, moterų taip, menopauzė paankstėjo taip, 5 metais. Tai jeigu taip, taip taip, taip. prognozuoti 10, 20, 30 metų į priekį, net nežinom, kas bus. Tikėkime, kad taip nebus, dabar medicina tikrai gali daug, Mhm. bet šiaip tai taip. Ilgaamžiškumas žmonių
prailgėjo, o moterų menopauzė paankstėjo ir su paankstėjusia menopauze visa simptomatika jinai moterim tęsiasi ilgiau ar ne. Tarkim, jeigu anksčiau moterim menopauzė trukdavo metus keletą, dabar moteris kenčia nuo menopauzės ir 5 metus, ir 6 metus. Tai gerai, kad yra gydymas, kuris yra efektyvus ir duoda teigiamus rezultatus, nes šiaip tos moteris, kurios nesigydo, jos tikrai labai išgyvena didelius psichologinius turbūt patyrimus ir O vat norėjau paklausti, ar tie simptomai su menopauze, jie taip kaip, žinot, kaip akmuo iš dangaus užkrenta ir tada moteris iš karto viską pradeda jausti, ar jie taip periodiškai kabinasi, žinot, po truputį. Ir po truputį pradeda, kaip sakant, sodinti moterį prie žemės. Ar taip iš karto viskas užpuola? skirtingai, kiekviena moteris yra individuali asmenybė ir tikrai negalima pasakyti, kad dabar vat, bus taip ir taip, bet šiaip dažniausiai tai labai moteris kantrios jos, ar ne, ir tos simptomus jaučia, jaučia ir tada, kai jau tikrai pasidaro blogai, tai turbūt ta tokia riba, kai jau moteris labai blogai miega, neišsilsi, tai gal yra mėnesis arba 2. Kai moteris kreipiasi ir sako, daktare, 2 mėnesius nemiegu, padėkit, darykit kažką, nes išprotėsiu. Tai va tas toks, turbūt toks O vat jūsų jau patarimas po kiek laiko būtų kreiptis, jeigu pajaučia tokius simptomus? iš karto, Iš karto? žinoma, Nelaukti nieko, ne? žinoma. Ir moteris kartais sako, gal ateisiu per anksti, gal nesuprasiu, gal čia nereikia eiti. Tai jums ir nereikia suprasti, tam yra specialistai, kurie diagnozuoja ir supranta. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.